Šiandieną skaitysime Mato Evangelijos 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo priėjo mokiniai. Atvėręs lūpas jis ėmė mokyti: palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Palaiminti romieji, nes jie paveldė žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, nes jie sulauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeižia ir persekioja, bei meluodami visai piktžodžiauja. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje, juk lygiai taip persekioja ir iki jūsų buvusius pranašus. Taigi girdėjom 9 kartus žodį palaimintas. Ir turbūt kiekvienas žmogus nori būti palaimintas. Mes gal pilnai net nesuprantam šito žodžio palaimintas, bet tikrai visi nori būti palaiminti. Ir štai Jėzus ateina ir pasako, kokie žmonės yra palaiminti. Ir mes dažnai įsivaizduojame, kad palaimintas žmogus yra tas žmogus, kuriam viskas sekasi, kai jis visiems patinka, kai jis neturi jokių finansinių sunkumų, žmogus, kuris užima aukštas pareigas arba yra populiarus. Bet iš praktikos mes žinom, kad yra labai daug nelaimingų žymybių. Mes žinome, kad yra labai daug nelaimingų, turtingų žmonių. Ir yra labai daug žmonių, kurie yra nelaimingi. Ir nesvarbu, kokią padėtį jis užimtų visuomenėje, bet yra labai daug nelaimingų žmonių. Ir daugelis iš praktikos žino, kad nei vienas daiktas šiame pasaulyje, nei viena nepadarys jo tikrai laimingų, nei kitas žmogus. Ir štai Jėzus atrodo apverčia viską aukštyn kojom. Jis nesako palaiminti prezidentai, palaimintos žvaigždės, palaiminti milijonieriai. Ne, čia jis atrodo visiškai kitaip. 3 eilutėje sako palaiminti vargšai dvasia. Vargšai dvasia. Nes nesako palaiminti vargšai neturtingi, bet jis sako palaiminti vargšai dvasia. Apskritai žodis palaiminimas nėra lygu žodžiui džiaugsmas. Palaimintas tai yra džiaugsmas, tai yra žmogus laimingas ir ta laimė ateina iš Dievo. Palaimintas tai nereiškia, kad aš juokiuosi ir man linksma, bet tai, kai žmogus jaučiasi laimingas. Ir žmogus gali jaustis laimingas netgi būdamas vargšas dvasia. Kas yra vargšas dvasia? Tai yra, kai žmogus yra neturtingas dvasia, tai yra jis mato savo dvasinį neturtą, jis mato savo dvasinį bankrotą. Tai yra, kai jis pasižiūri į Dievą, koks Dievas yra, pasižiūri į save ir sako, Dieve, tu esi šventas, o aš esu elgeta, aš esu apsirengęs tais purvinais skarmalais ir prie tavęs atsistojęs, aš atrodau kaip elgeta. Ir jis suvokia, kad jis yra dvasiškas beturtis. Ir kada žmogus pamato savo dvasinį neturtą, tai yra didžiausias turtas gyvenime, nes tada jis supranta, kad jam reikia Dievo. Ir kas mus gali dvasiškai turtingais padaryti? Tik tai Dievas, tik tai Jėzus. Ir mes pamatysim, kad visi šitie žmonės paminėti, jų laimė ateina ne iš kur kitur, kaip iš Dievo. Ir bendrai pasakius, tai žmogus gali būti laimingas ir laimę atnešti ir pilnatvę mūsų gyvenime gali atnešti tik tai Dievas. Ir nesvarbu, kokiose aplinkybėse žmogus yra, jis gali būti laimingas, nes jis turi Dievą.
netgi sėdėdamas vienutėje kalėjime, kaip Juozapas Senajam testamente, jis gali būti laimingas, nes jis niekada nėra vienas. O žmogus gali būti apsuptas 10 draugų, bet jaustis vienišas. Bet kai mes turim Dievą savo gyvenime, mes niekada nesijausime vieniši. Taigi, kai mes suvokiame savo dvasinį neturtą, mes atsisukėme į Dievą ir Dievas mus praturtina. Ir sako, tokių yra dangaus karalystė. Atrodo kaip žmonėm, kad patektum į dangų, tu turi būti dvasinis turtuolis, religingumo grėtinėlė. Bet Jėzus sako, ne, kai suvokiam savo dvasinę turtą, kai suvokiam, kad mums reikia Dievo, kad suvokiam, kad esam nuodėmingi Dievo akise, mes prašom Jėzos išgelbėjimo. Ir Dievas mums duoda dangaus karalystę, dovanai. 4 eilutė. Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Aišku, mes galime suprasti šitą siaurąją prasme, kad jeigu tu esi Dievo vaikas, jeigu tu turi Dievą savo širdyje, jeigu tu lydi, Dievas tave paguos. Taip, ir tu būsi laimingas, nes Dievas tave paguos. Bet plačiaja prasme ir Biblijoje minima labai dažnai, kad yra dieviškas liūdesys ir yra kūniškas liūdesys. Ir aš labai greitai paskaitysiu dabar dieviškas liūdesys, tuoj greit surasiu, 2 Korintiečiams laiškas 7:10. Ten parašyta apie tą liūdesį. Sako, 2 laiškas Korintiečiams 7 skyrius 10 eilutė. Sako, dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis, o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Tai yra dieviškas liūdesys ir pasaulietiškas liūdesys. Ir dieviškas liūdesys yra toks, kada mes liūdime dėl savo nuodėmių gyvenime, dėl neteisybės, kurią mes padarėme. Ir toks liūdesys gimdo atgailą, mes tada atgailaujame ir ta atgaila veda į išgelbėjimą. O sako, tokio liūdesio nereikia bijoti, tokio liūdesio nereikia gailėtis, toks liūdesys yra geras. O sako, pasaulio liūdesys gimdo mirtį, o tas kūniškas liūdesys, kai mes liūdim dėl to, kad, ką žinau, kad šiandien bloga diena, kaip pavyzdžiui Judas Iskarijotas, jis liūdėjo, kad jis išdavė Jėzų, bet tas liūdesys buvo toks savęs gailėjimas, savigaila, ir toks liūdesys nieko gero neatneša. Taigi, aišku, siaurąja prasme, kiekvienas liūdintis Dievo bus paguostas, jeigu jisai kreipsis į Dievą, bet plačiaja prasme siekime to dieviško liūdesio, liūdėkime dėl nuodėmių savo gyvenime. Ir sako, ir Dievas mus paguos, Dievas mus palaimins. 5 eilutė. Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Ir šitas žodis, kuris vartojamas romieji, ir graikų kalboje yra arklininkų terminas. Ir jisai reiškia, kad tas romus, tai yra, kai arklys pats jau yra apjotas, jis yra nuolankus ir jis pats palenkia galvą, kad jam galėtų uždėti pakinktus. Jisai savo norų sąmoningai palenkia galvą. Tai galime, kas yra romus, tai yra nuolankus. Ir aš čia labiau matau, kad Dievas sako, tu esi palaimintas, kada tu nuolankiai pasiduodi Dievo valiai tavo gyvenime. Ir Dievas teikia malonę nuolankiesiems, Dievo žodį parašyta. Ir kada mes sakom, tebūnie Dieve ne mano valia, o tavo valia mano gyvenime. Aš nenoriu statyti savo karalystę, savo planų vykdyti, bet Dieve, aš noriu vykdyti tą planą, kurį tu man esi paruošęs. Tai yra romumas. Ir kai tu esi romus Dievo akise, tu esi palaimintas. 6 eilutė, palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti.
Labai yra gerai trokšti, kai ir alksti, taip įdomus terminas alksta, tai kaip fizinio maisto mes alkstam ir trokšta, kai mes norime atsigerti. Ir tas alkio ir noras atsigerti yra labai natūralus troškimas. Ir sako, palaiminti tie, kurie trokšta teisumo. Kas yra teisumas? Tai yra toks teisinis terminas. Teisus tai yra nekaltas. Arba tu esi kaltas, arba tu esi teisus teisėjo akise. Ir vėlgi galim aišku suvokti siaurąją prasme, kad kai mes alkstame teisumo, kai mes alkstame to teisumo tiek savo gyvenime, tiek savo širdyje, Dievas mus pasotins. Bet plačiaja prasme irgi galim suvokti, kad jeigu mes trokštam teisumo Dievo akise, jeigu mes trokštam būti nekalti Dievo akise, niekas negali mus padaryti teisiais. Nei mūsų geri darbai, nei religiniai ritualai. Pažiūrėkim, tuo metu fariziejai, rašto žinovai, jie atlikinėdavo labai daug tų religinių ritualų ir jie galvojo, kad jie yra teisūs Dievo akise. Bet Jėzus sako, ne, aš galiu tave tik tai nuplauti, tavo nuodėmes ir padaryti tave teisiu Dievo akise. Ir sako, jeigu mes to trokštam, jeigu mes norim to teisumo Dievo akise, mes būsime pasotinti, bet tik tai reikia kreiptis į tinkamą šaltinį. 7 eilutė, palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo. Labai paprasta, jeigu mes esam negailestingi, dažniausiai dėl gailestingumo turim dvigubus standartus. Mes norim, kad su mumis žmonės būtų gailestingi, o kai jau mums kažkas nusikalsta, mums labai sunku būti gailestingiams ir atleisti. Mes norim, kad Dievas mums atleistų ir būtų gailestingas, bet kitam nusikaltėliui mes norim, kad Dievas įvykdytų teisingumą. Ir Dievas mus kviečia, sako, palaimintas ne tas, kuris visą laiką ieško teisybės, kuris visą laiką gauna teisingą atlygį už gerą ar blogą darbą, bet sako, palaiminti gailestingi, nes jie patys sulauks gailestingumo. Ir aišku, kai mes gailestingi su kitais žmonėm, ir žmonės ir mums bus gailestingi. Bet ir Dievo akise, jeigu mes nesam gailestingi, tai mes reiškia teisiam kitą žmogų. Mes jam neatleidžiam. Ir vėliau, kai Jėzus mokys mus melstis, jisai sakys, Tėve mūsų malda, turbūt daug kas žino, sako, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir jeigu mes neatleidžiame savo kaltininkams, jeigu mes nesam negailestingi, tai reiškia, mūsų širdyje yra nuodėmė, mūsų širdyje galbūt išdidumas, mūsų širdyje kartėlis. Biblija vadina kartėlį kaip tokia gili šaknis. Ir tai yra nuodėmė. Ir mes nesusilaukiam iš Dievo gailestingumo tada. Taigi būkime gailestingi ir mes būsime palaiminti ir mes būsime laimingi. 8 eilutė, palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Tyraširdžiai reiškia tie žmonės, kurių širdis yra nepasidalinusi, širdis, kurioje nėra priemaišo, širdis, kurioje nėra stabų, kurioje nėra kitų dievų, ta širdis tyra. Matė turbūt kokį nors ežerą tyrą. Mano mėgstamiausias ežeras yra prie Molėtų Lokesų ežeras. Jisai toks tyras ir atrodo, tu plauki ir kaip dangui skrendi, atrodo, matai dugną, tyras vanduo. Ir ar mūsų širdyje nėra priemaišo. Ir kada tas tyraširdžiai, tai jie trokšta būti tyri Dievo akise. Ir kada mes apvalome savo gyvenimą nuo nuodėmių, mūsų vaikščiojimas su Dievu yra artimesnis, tas bendravimas yra artimesnis ir mes regime Dievą kasdieną savo gyvenimą. Tai nereiškia, kad mes matome kažkokią viziją ar kažką, bet mes regim Dievą kiekviename žingsnyje savo gyvenime. Taigi apvalykime savo širdis nuo nešvarumų, kurie nepatinka Dievui ir būsime laimingi ir matysime Dievą kasdieną. Mes būsime jo artume.
Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Taikdariai. Įdomiai, ar ne, atrodo, kad palaimintas turėtų būti tas žmogus, kuris kaip tik karvedys, kuris užkariavo daug kažko tai. Bet ne, Dievas sako palaiminti taikdariai. Ir žinoma, mes turime taikiai sugyventi ir Biblija mus kviečia taikiai sugyventi, kiek mums įmanoma su visais. Su kaimynais, su savo vaikais, su savo vyru, su valdžiomis. Ir kada mes taikiai sugyvename tiek su Dievu, tiek su žmonėmis, sako, jie bus vadinami, ne aš pats vadinsiuos Dievo vaiku, bet jie bus vadinami Dievo vaikais. Ir iš istorijos turbūt prisimenam kryžiaus žygius, kur tai Dievo vardu buvo vykdomi kryžiaus žygiai. Bet tai tikrai ne Dievo vardu buvo vykdomi. Jie tikrai nebuvo taikdariai, kurie per prievartą, per kalaviją nešė tai religiją. Bet Dievas sako palaiminti taikdariai, nes kiti žmonės juos vadins Dievo vaikais. Nes prisiminkite, Dievas yra ramybės Dievas. Jėzus yra vadinamas taikos, ramybės kunigaikščiu. Ir Dievo vaikai, ir Jėzaus tarnai, to karaliaus, ramybės kunigaikščio tarnai yra taikos nešėjai, ne susiskaldimų, ne kivirčių, ne burbėjimų, bet taikos nešėjai. Ir aš paskaitysiu 2 laišką Korintiečiams, 5 skyrių, nuo 17 eilutės jis kalba. Sako, taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys, kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Taigi, kai mes priimame Jėzų, tą ramybės kunigaikštį, kaip savo gelbėtoją, mes tampame naujų kūrinių. Viskas, kas sena praėjo, visa tapo nauja. Jeigu tu nori naujo puslapio savo gyvenime, jį tau gali duoti tik tai Jėzus. 18 eilutė, o visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Taigi pirmiausia, Dievas mus per Jėzų Kristų sutaiko su savimi ir duoda mums sutaikinimo tarnavimą. Mūsų tarnavimas yra sutaikinimo tarnavimas. 19 eilutė, tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes turim iš Dievo, Dievas mūsų taikino su savimi per Jėzų, jis duoda mums sutaikinimo tarnavimą, duoda mums sutaikinimo žodį. Ir 20 eilutė, taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai. Pasiuntinys, ar ne? Tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Tai kasgi yra tie taikdariai? Dievas mums davė tą tarnavimą savo vaikams, kad mes, tarsi pats Dievas per mus pačius kviečia žmonės, susitaikykite su Dievu, susitaikykite per Jėzų Kristų. Ir dėl to mes maldaujame kitų žmonių, kitų, kurie dar nepažįsta Dievą, sako, susitaikykite su Dievu. Taigi tokį tarnavimą mums davė Dievas. 10 eilutė, palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Dievas nesako palaiminti, kurie persekiojami dėl nusikaltimo. Jeigu padarai nusikaltimą, tai Dievas yra teisingas Dievas ir jis už teisingumą. Bet sako palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo. Ir pasižiūrėkime, jau tuo metu, kai Jėzus kalba, Jonas Krikštytojas jau kalėjime sėdi. Ne už blogus darbus, o už teisumą. Už tai, kad jis buvo teisus Dievo akise, kalbėjo tiesą, jisai buvo tas taikdarys, jisai kvietė žmonės, susitaikykite su Dievu. Ir pasauliui nepatinka teisingumas, pasauliui nepatinka tiesa. O Jėzus sakė, aš esu tiesa, aš esu kelias, aš esu gyvenimas. O pažiūrėkite, ką žmonės su Jėzumi padarė. Jie jį nužudė. Tai jeigu tu esi tas taikdarys, jeigu tu esi Dievo vaikas ir tu dievotai gyveni,
Jau Jėzus, pirmas jo pamokslas, jisai perspėja, kad bus persekiojimas. Ir vakar skaitėm tą eilutę, kur sako, tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą. Ir žmonės, kurie sėdi ilgai tamsoje, ir patys, kai būna pasėdim tamsoje ir staiga atsiranda šviesa, jinai mus apakina, mes traukiam savo akis, mums ji nepatinka, mes norim ją patraukti. Ir štai žmonės, kurie ilgai sėdi tamsoje, jiem nepatinka šviesa, jie nori jos atsikratyti. Ir žiūrėkit, šviesa ir dažniausiai blogio darbai daromi tamsoje. Ir ta šviesa apšviečia, nusikaltimai dažniausiai statistiškai vyksta naktį, kai niekas nemato tamsoje. O šviesa apšviečia nusikaltimus ir žmonėms nepatinka, kai Dievo tiesa apšviečia jų nusikaltimus. Ir jie tada persekioja tuos, kurie neša tiesą, neša tą šviesą. Ir sako, bet jūs palaiminti. Nes sako, jūsų jau yra dangaus karalystė. Jeigu tu šiandien esi persekiojamas dėl savo įsitikinimų, kurie paremti Dievo žodžiu, jeigu tu iš tavęs tyčiojasi ir juokiasi dėl to, kad tu esi tikintis žmogus, kad tu pastovi už savo įsitikinimus, prisimink, jog jau tavo yra dangaus karalystė. Nes čia žemėje yra mūsų karalystė, bet danguje. Ir turėk viltį, kad danguje, kai ateisi pas Dievą, Dievas pasakys, gerai atliktą ištikimas tarne. 11 eilutė, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeižia ir persekioja, bei meluodami visaip piktžodžiauja. Ir jeigu tu tiki Jėzumi Kristumi, jeigu esi Dievo vaikas, bus tokių atvejų, kai tave šmeiž. Šmeižtas tai yra netiesa, tai yra tas purvo pilimas. Ar ne, tas, pavyzdžiui, dabar, jeigu tu turi tvirtus įsitikinimus, kurie paremti Dievo žodžiu, tu būsi vadinamas visaip. Būsi vadinamas visaip, visokiais žodžiais dabar prasivardžiuoja ir valdžios atstovai, ir žiniasklaida. Kaip sakant, tos patyčios vyksta iš tikrųjų žmonių, kurie turi savo įsitikinimus. Ir jeigu tu turi įsitikinimus paremtus Dievo žodžiu, bus šmeižtas. Tave vadins davatka, tave vadins kokiu nors ten išprotėjusiu, keistuoliu, dar ko nors, homofobu, dar kaip nors. Ir sako, bus šmeižtas, ir sako, bus persekiojimas, bet sako, bei meluodami visai piktžodžiauja. Ir aš asmeniškai, man jautriausia vieta tai yra, kai yra melas, kai ir kažkokią netiesą apie tave pasako. Ir man dažniausiai visą laiką taip viskas sukyla, kai neteisingai kaltina, netiesa, bet Dievas sako, jūs esate palaiminti. Jūs esate palaiminti. Sako, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Dievas ne visada kviečia mus, kaip pasakyti, pasinaudoti savo teisėmis. Dievas labai dažnai, mes matysim Biblijoje, kviečia mus savanoriškai atsisakyti savo teisų. Taip, aš turiu teisę save apginti savo garbę, savo orumą. Bet Dievas labai dažnai mus kviečia savanoriškai paaukoti savo teisės ir nuolankiai nesivelti į konfliktus. Ir Jėzus sako, kad nors jūs ir šmeižia, nors ir persekioja, nors ir meluoja apie jūs, sakė, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk sako, lygiai tai persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus. Ir Jėzų persekiojo, ir mes matysim visus apaštalus persekiojo, ir pirmosius krikščionis persekiojo, ir visais amžiais krikščionius visada persekiojo. Taigi, nenustebk, kad jeigu tu esi Dievo vaikas, kad tu pajauti priešpriešą, tu pajauti persekiojimą, tu patiri šmeižtus, bet sako, būk linksmas ir džiūgauk, nes tavo atlygis danguje yra didelis. Jeigu tave persekioja dėl to, kad tu esi Dievo vaikas, dėl to, kad tu turi įsitikinimus paremtus Dievo žodžiu ir tvirtus, ir tvirtai jų laikaisi. Prisiminkim Danielių Senajame testamente. Jis turėjo įsitikinimą, aš melsiuos tik tai Dievui.
iki mirties. Ir buvo išleistas įsakymas, karaliaus įsakymas, kad visi turi melstis statulai, tam stabui. Ir jis to nedarė, nes Dievo jisai klausė labiau negu žmonių. Ir jis žinojo, kad jeigu jis melsis Dievu, jis gali jį nužudyti, gali jį nubausti mirtimi. Ir taip ir atsitiko, jį išdavė kiti pareigūnai, išdavė jį ir jį įmetė į liūtų duobę, bet Dievas jį išgelbėjo. Ir mes irgi žinom vieną atvejį iš apaštalų darbų knygos, kai apaštalai buvo užmėtyti akmenimis už tai, kad jie skelbė tiesą, skelbė Evangeliją, o jie atsistojo, nusipurtė dulkes, visi sužeisti, apmėtytais akmenimis, tai neapmėtyti pagalvėm, bet jie atsistojo, turbūt jų vaizdelis buvo nekoks, atsistojo ir džiūgaudami vėl grįžo į tą miestą skelbti Evangelijos. Taigi, jeigu tave persekioja kažkas, šmeižia ar juokiasi, ar tyčiajasi, kad tu esi tikintis žmogus, turi įsitikinimus tvirtus, reiškia, tu kažką gerai darai. Jeigu mes nepatirėme vienokio ar kitokio persekiojimo savo gyvenime, reikėtų susimastyti, kad galbūt aš nelabai turiu kažkokių įsitikinimų, gal aš labai stengiuosi žmonėm įtikti, ar ne? Ir sako, linksminkis ir džiūgaukis, nes tavo atlygis danguje yra didelis. Ir štai Jėzus prabyla apie tai, kad danguje mes turėsim atlygį. Žemėje galbūt mes ne visada susilauksim to atlygio arba jį pamatysim, savo darbo, savo tarnystės vaisius, ne visada mes pamatysim. Bet danguje Dievas už viską, kas padaryta dėl jo, kai mes pastovime už tiesą, nei vienas tavo geras darbas atliktas Dievo garbei ir šloviai neliks nepastebėtas. Čia žemėje taip, už tai gali dar būti ir nubaustas, ir šmeižiamas, ir meluojamas. Atvirkščiai, čia žemėje tu gali netgi būti dėl to persekiojimas, bet danguje tikrai nei vienas geras tavo darbas, nei viena tavo auka dėl Dievo, dėl kito žmogaus neliks nepastebėta. Taigi linksminkis ir džiūgauk, nes laukia didelis atlygis tavęs danguje. Taigi, brangiosios, būkime palaimintos, tai yra mūsų pasirinkimas, tai nėra kažkoks, laukiu čia Dieve ir lai palaiminimų lietus šiandien ant manęs lyja. Ne, tai yra mūsų pasirinkimas nukreipti savo žvilgsnius į Dievą ir ieškoti palaiminimo, ramybės, tyros širdies jame. Ir mes būsime pilnai laimingi tik tai tada, kada mes būsime artume su juo. Ir tik jis gali padaryti mus laimingais. Nei vienas žmogus, mes moteris labai dažnai, mums yra natūraliai toks troškimas būti mylimoms, ir labai tikimės dažnai, kad mus laimingais padarys kažkokio romantinį santykį, kitas žmogus, bet dažnai taip nenutinka ir mes labai nusiviliame, ar ne, moteris. Mes dažnai irgi galvom, vaikai mus padarys laimingais, bet tie vaikai irgi yra nuodėmingi žmonės, ar ne, ir mes dažnai nusiviliam. Bet sudėkime visą savo viltis į Dievą. Ir lai jis būna mūsų laimės šaltinis. Ir nesvarbu, kokiose situacijose šiandieną bebūtume, jis gali mus padaryti